Sveiki, mėly žiūrovai, sveikinamės iš trečiojo, turbūt ar net trečiojo Gitagro podcasto. Turėjom, kaip ir praeitą kartą sakėm, planų, kad čia bus reguliarus dalykas, bet sugalvot... Darbai koreguoja. Darbai koreguoja ir sugalvoti temų pokalbiui, ką būtų verta paminėti, nes sezono metu nebūna tiek ir daug, tai jau į vasaros pabaigą darom naująjį epizodą, kur galime apie įvairius dalykus pasikalbėti. Ir apie aktualijas žemės ūkyje, ir apie mūsų statistikas, kaip šiemet sekėsi, ir apžvelgti, kaip naujieji modeliai dirbo. Tai šiandien dienai pradedant orais galima turbūt kalbėti, baigiant politiką. Viskas apsivertė, per vasarą viskas iš naujo apsivertė. Taip, gyvenam dabar tokių pokyčių metais. Žemės ūkis turėjo labai gerą ministrą, manau, daugelio nuomonė Igną Hofmaną. Tai neaišku dabar vyriausybės nuomonė, kaip čia viskas pasikeis, nepasikeis. Tikėkimės, kad nepasikeis, nes kaip ir kiekvienas tas pokytis labai turbūt yra skaudus šitoj vietoje, nes vis tiek ateina naujai, kol pripranta, čia jau yra sudėliota viskas, kaip ir kažkokie apčiopiami darbai matosi. Ir Ignas tikrai yra savo srities specialistas, tikrai suprantantis, ką daro. Tai labai tikimės, kad naujoji valdžia paliks jį ministrauti. Man irgi taip atrodo, kad pokyčiai, bet dažnai būna, kad naujai atėjęs ministras dirba visai ne ūkininkų naudai, o kitais interesais. Tai čia turbūt. Ypač, kai turėjome prieš tai pavyzdį, kur kaip ten sakydavo, maža to, kad nepadeda, tai dar trukdydavo. Na taip, tai turbūt ministras veikia labiau aplinkosauginiais motyvais negu žemės ūkio. Bet čia jau turbūt nesigilinsim į tos politinius dalykus. Kitas dalykas tai turbūt kulimas visiems opiausias klausimas ir sėja, ir kulimas. Matom, kad kur sausiau buvo, Dzūkijai, ir aplink Marijampolę, ten daugiau leido nusikulti. Jau ten girdėjau, kad jau kaip ir kombainai šiai dienai padžiauti, pirtis iškūrentas. Pasirašinėjom, žiūriu į datą, rugpjūčio 28 dieną, kad taip suprasti, kada šnekam. Na taip. Tai kas yra visai atvirkščiai, ko gero, judant arčiau Latvijos, tai į pajūrio pusę, Žemaitiją, tai tikrai yra gerokai dar stovinčių, dar vakar matė stovinčių žieminių rapsų, kas jau tikrai, ko gero, jeigu būtum praeitais metais paklausęs 28 rugpjūčio apie žieminį rapsą, tai nebent galėtum sudingusius surasti, pasėtus. Tarp kitko, sėja irgi tik tai, ko gero, prasideda arba įsibėgėja žieminių rapsų, nes yra labai prilyta, labai drėgna, daug su kuriais regionais tenka bendrauti, tai sakė, kaip ir galėtume sėti, bet neįvažiuojam. Kas liečia kulimus, tai aš taip įtariu, nežinau, Vilniaus regione, tai ko gero kokie, maksimum 3/4 yra nukulta. Kaip tau sekasi savo ūkyje? Tai aš pagal savo ūkį, bet su kuo ir nepašneku, tai panašiai apie 3/4 yra. Tai pirmadienį dar gavom krušos, pas ką rapsai buvo biški, sakė, patalžė, pas ką žirniai, tai nieko nepadarysi, tendencijos yra tokios. Pasaulinėje rinkoje mes nesam labai kažkoks tai žaidėjas, kad dėl to pasikeistų kainos. Kainos, ko gero, vis tiek diktuoja, kadangi yra biržos prekė, tai diktuoja didžiosios šalis, kur daug tų grūdų priaugina ir jeigu nėra, sakykime, ten krizės, tai į mūsų krizę nieks čia neatsilieps. O tai tarkim, Rusijos grūdai dalyvauja bendroje pasaulinėje biržoje, įtakoja Matifo kainą? Taip, be abejo. Be abejo, kad įtakoja ir tos sankcijos irgi ten. Sako, kad nevažiuoja, vieni sako, kad važiuoja, bet tie grūdai yra apskritai bendra rinkos dalis, tai kad ir pati Rusija, jeigu mes jiem neparduodam, tai jie savo išsiaugina, tai čia turbūt šitoj vietoj
Gal nėra labai didelės įtakos, grubiai sakykime, jeigu jie neišaugintų, galbūt per kažkokius tai kitus kanalus pradėtų pirkti, galbūt dėl to paaugtų kaina. Nes šiandien dienai tai kviečių yra turbūt ta vadinama tikroji grūdų krizė, kai grūdai yra pigesni negu medžio granulės, kai grūdai labiau apsimoka kūrenti negu maistui parduoti. Aš girdėjau tokį dalyką, kad mes tikros lietuviškos duonos tai beveik ir nevalgom, nes viskas išvažiuoja eksportui. Ir matom, iš klientų girdim, kad visi varo į uostą. Tai iš kokių grūdų mes duoną valgom? Sakykim, kad to kiekio gal tokio nereikia mum. Tai į uostą Malseną perka, pavyzdžiui, tai į Vievį perka į malūnus. Tai veža į malūnus irgi čia. Aš taip įsivaizduoju, kad tikrai neveža iš kažkur tų miltų pas mus. Tai eksporto tą visą, gamybos perviršį eksportuojam? Taip. Gamybos perviršis vienas dalykas. Antras dalykas, tai į uostą veža grūdus, bet Europoje didžiausias gamintojas sėlenų yra Lietuva. Tai faktas, kad grūdų labai daug ir sumalama yra, kur iškeliauja tiesiog miltais. Nes vis tiek yra modernių malūnų, kur tikrai daug sumala. Ir Kaune žinau, kad labai Kauno grūdai daug girdėjau iš ūkininkų, kad daug kas veža. Kitas dalykas, kad šiemet neturim geros kokybės grūdų, va čia jau. Šįryt girdėjom iš ūkininko, kur pernai pjovė ekstra, dabar 4 klasę leidžia. Taip. Ir daug tokių šiemet yra. Ekstrinių grūdų praktiškai šiemet nesu girdėjęs, kad kas šiemet ekstras turėtų. Bet derliai didesni šiek tiek negu pernai. Derliai didesni, bet tarp ekstros ir pašarinių, dabar greitą paskaičiuoju, 30% kainos. Tai derliai tikrai ne 30% didesni. O kaip su ekstremalios situacijos paskelbimu, nes ekstremalią situaciją paskelbė viso šalies mastu, kaip tai atsiliepia ūkiui? Tai čia toks garsus paskelbimas, kaip ir visą laiką, gero būna labai dažnai, pas mus tai būna, kad kažką paskelbė ir, paskelbė, tiesiog paskelbė. Tai nauda kažkokia ūkiui dėl to būna, kreipimas į savivaldybę dėl kompensacijos? Tai ką ten gali kompensuoti? Kreiptis gali, bet nesu girdėjęs, kad kompensuotų, kažkaip ten būna dėl kad žemės mokestį pamažina, bet čia, kaip buvo praeitais metais ekstremali situacija paskelbta dėl audros, tai reikėjo komisijos, komisija turėjo atvažiuoti, tarkim, ten apžiūrėti, kokią žalą padarė audra. Ir po tos audros po 3 dienų stojo orai, visi puolė kultai, kas liko, o po 2 savaičių skambino komisija, labą dieną, tai kur ten jūsų yra, ten tie nuniokoti grūdai. Tai nežinau, kaip čia bus, jeigu bus kažkas apčiopiamo, tai bus, bet aš įtariu, kad nieks čia nesitikė, nes jau yra per eilę metų čia tų ekstremalių situacijų visokių yra buvę, bet realiai, kad apčiopiama nauda iš to būtų, tai nelabai. O kaip su kombainais dabar yra, vis tiek šlapia, tai įtariu, kad visi kombainai. Šiemet yra, kaip ten, technikos išbandymo metai. Koks ciklas praėjo? 7 metai. 8. Jo, bet buvo ten, tada dar buvo biški kitaip. Tada labai lyjo ir tada stojo orai. Tada tiesiog įvažiuoti buvo sudėtinga, bet kult galima buvo, nes aš atsimenu tos metus, tai vietom kuldavo vanduo stovėdavo, bet grūdas buvo ganėtinai sausas ir galima buvo kult. Šiemet yra ta situacija, kad aišku, nuo regiono priklauso, galbūt ne visur tai buvo, bet mūsų krašte tai stabiliai lyjo kaip į pamainą. 2 dienas nelyja, diena lyja, 2 dienas nelyja, diena lyja. Tai praktiškai sausų grūdų nelabai ir matėm šiemet. Antras dalykas yra pastoviai, kadangi drėgnesnis grūdas, pastoviai yra apkrautas kombainas, elevatoriai, visai kas kita. Kombainas yra našumas, kombaino matuojamas kulant sausus grūdus. O šiemet buvo biški kitaip ta situacija. Aš ir pagal savo mačiau, kai
sausais metais kuldavau atsipūtęs po 10 hektarų į dieną, tai šiemet įveikdavau po 6. Gerą dieną čia, kai buvo labai ilga viena, tai 7 buvau nukmokęs. Tai kokiu greičiu savo sampo judė per lauką? Šiemet judėjau, vidutinis greitis buvo tarp 3-4, kai būdavo tarp 5 ir 7, sakykime, taip. Tai laiko prasme, ne tik, kad lėčiau viską nukuli, tai dar kitą dieną žiūri ir lyja vėl. Taip, ir po tų lietingų, kadangi apskritai pati javapjūtė yra susivėlinusi keliom savaitėm, tai ta diena yra gerokai sutrumpėjusi, nes kai tu pradėjai javapjūtę, tarkim, mes pradėdavom miežius kult apie Liepos 20, o šiemet kūlėm rugpjūčio 10, tai vos net 3 savaitėm vėliau. Ir ta diena, Liepos 20 būna, kai tu išvažiuoji kult ten kokią 10-11 ir gali iki 10 vakaro dar kult, tai dabar išvažiuoji 1, 2 ir 8 jau turi būti grįžti namo, nes rasa iškritusi. Vienas dalykas, aišku, smulkintuvai, šiaudas visą laiką šlapės, visą laiką blogai smulkinasi. Nu ir pagrindė dar tas drėgnumas, kad čia su kolega teko bendrauti, tai sakė, su ratiniu nepavyko rapso visai kult. Tai sakė, viena laimė, kad gavo vikšrinį 4 varomą, tai sakė, bet sakė, jau laukus išniokoja, tai sakė, baisu žiūrėti. Reikia melioratoriaus ir to greiderio vyvingo, kad išlygint lauką. Na ja. Bet šitoje vietoje, nieko nepadarysi, taip, kaip yra, taip yra. Kainos nėra, elevatoriai užversti, rinka sudiktavo visus, ko gero, dalykus, kad yra žiauriai subrangęs transportas, o transportas subrangęs dėl to, kad visi veža į uostą, uostas irgi panašu, kad uoste atsirado dabar poreikis labai didelis į uostą dėl to, kad javapjūtė vėlavo, nes pagal viską tai būdavo javapjūtė prasideda, už 2-3 savaičių užsako laivus, tada jau į uostą yra kažkiek privežta, tos laivus jau kaip kompensacinis krovimas vyksta, o dabar gavosi taip, kai javapjūtė vėlavo, visi puolė vežti į uostą, sakė, uoste paratai, sakė, jau čia stabiliai reikia stovėti, dėl to yra išbrangęs vežimas grūdų. Kita vertus vežėjai sakė, mes čia vakrovėsi, tai sakė, už Kauno net neėmam vežti į uostą, sako, nes kilometrų mažai, o stovėti vis tiek reikia, tai labiau linkę vežti iš tolimesnių kraštų, nes tada už kilometrus daugiau pinigų gauna. Bet, sakė, uoste yra košė, iš tikrųjų, sakė, labai daug transporto ir visi važiuoja. Tai kalbėjau čia su vienu, tai sakė, 1 valandą atvažiavau, tai sakė, nedidelė eilė, tik 43 buvau, tai 10 vakarą išsipylė. Tai vežėjai tai irgi turi skaičiuoti kainą. Taip, tai dėl to ir kaina yra sukilusi, plus elevatoriai, girdėjau, elevatoriai tarp elevatorių jau pradėjo vagonais vežti, kuris mažiau apkrautas džiovint nebespėja, nes faktas, kad tokie metai praktiškai visus grūdus reikia džiovinti, visi grūdai yra drėgni ir nieks pas save nesandėliuoja, net ir tie didėjai, kas turi džiovyklas, tai tokių apimčių be šansų išsidžiovinti. Tai vienas kitas gal pajėgus išsidžiovinti tokius kiekius, o šiaip tie mažesni, tai ką dieną kulsi 3 džiovinsi. Tai aišku, jeigu ten drėgmė yra 16, tai gali gulėti, bet aš žinau, kad šiemet kulimas, kai vežiau pats grūdus priduoti, tai sakė 18, kad čia beveik sausį, sako, į 23 atveža. Bet čia gal 23 iš to skubėjimo viską nuimti. Tai vieni iš skubėjimo, kiti žiūri, kad aš taip įsivaizduoju, kas neturi savo kombaino, tarkim, samdo ir gal ne viena veislė, gal kur drėgnesni papuolė, aš nemanau, kad visus taip jau ten tokius kūla, bet visokių yra. Tai kita vertus, kai tokie orai pas mus buvo, tai gal geriau su 23 vežti, negu laukiant po to su skutiku nukulti. Tai su grūdininkais kaip ir aišku, kaip pieno ūkiai šiemet laikosi. Matom daugiau optimizmo. Šieno neturi tik tai, bet tik šieno neturi. Tai šieno neturi, čia mažiausia kad problema. Šienainė. Čia kaip kažkur skaičiau, sakė, dabar padarė ten lengvatą, kad sakė, galima pievas nupjauti ne iki rugsėjo 1, o ten nukėlė gal iki rugsėjo 15, bijau sumeluoti tiksliai. Tai ten gerai ir parašė, sakė,
sakė save gerbintis ūkininkas, sako, jau 2 kartus nupjovė žolę ir Mažiausiai. Nes sakė, jeigu jau iki rugsėjo 1 nenupjovė, tai ten malkos, o nebe žolė, bet iš tikrųjų taip ir yra. Tai čia nelabai gal į tiem, kaip ten sako, į profesionalius ūkius nelabai tas aktualu, nes čia labiau gal sofos ūkininkam aktualu, kad kuo vėliau nupjauti. Nu taip, tai čia jau skirtingos kategorijos, bet tie tikrieji pienininkai, kurie augina pašarą, tai geriau laikosi. Jie pirmą žolę dar su sausra nupjovė, gegužės mėnesį, kai sausra buvo. Taip. Pieno supirkimo kaina jau apie 50 centų? Jo, apie 50 centų ten sviruoja, gal, ten irgi savo yra turbūt. Bet atsiras komentatoriai, kurie sakys, kur tie 50 centų aš gaunu 27, ar ne? Ar yra toks didelis skirtumas? Kažkiek ten yra gal tų, kur negauna tų 50 centų, bet jau dabar nebegirdžiu, kad kažkas skūstusi. Sako, bet pagrindinis, iš tikrųjų, tai pagrindinis tų visų yra pieno kokybė. Ir kaip ten sako, oi, didysis gauna daug, o aš tai tiek negaunu, bet yra tekę bendrauti su supirkėjais, tai yra pagrindinė problema ta, kad nori gauti kainą, pagamink kokybišką žaliavą. Kiek žinau, didieji ūkiai tuo labai klausimų dirba ir čia teko, kur greblį pardavėm, tai mes kažkaip labai bendravom. Pašaro kokybės temos. Jo, dėl pašaro kokybės temos. Tai sakė, ten tuos rodiklius aš šitą nelabai gaudausi, bet apie salmatų šnekė apie tą, tai sakė, kad ten labai pagerėja tie rodikliai ir sakė, dėl to kaina yra skirtinga. Bet čia yra visa esmė, prie ko vedam, nes geresnė pieno kokybė tai geresnis pašaras, o geresnį pašarą gali išgauti, dirbdamas gerą techniką. Taip, iš tikrųjų, šiemet ir pastebėjom, pagal vis tiek buvo tų projektų nemažai ir pažiūrėk, kaip šiandien ryte kalbėjom, kad sambų visai nepardavėm, kai mūsų būdavo, kaip sakant, sambų daugiausiai parduodama. Taip. Bet šiemet drugelį daugiau nei sambų pardavėm. Taip, čia toks paradoksas, kad brangiausių modelio drugelio pardavėm daugiau negu tų pigiausių, bet ir dėl to, kad nebuvo paramų smulkiem ūkiam tiek. Taip, gal vienas dalykas paramos, bet matosi, kad didieji ūkiai ir tie vidutiniai ūkiai pradėjo tikrai labai žiūrėti į pašaro kokybę. Pašaro kokybė irgi yra tas greitumas, kad žolė neperaugtų, nes paėmus tendenciją prieš kokį 10-15 metų, kai pasakytum, kad ir dideliam ūkiui, kad tau reikia per dieną nupjauti žolę, nes tada ta žolė būna geriausia. Tai aš atsimenu tos laikus čia, kai kalbėdavom tom temom ir praktiškai iš 10-9 ūkininkai sakydavo, tai kas čia savaitę anksčiau, savaitę vėliau bus. O dabar juostinis grėblys, rinktuvinė. Ko gero šiandien dienai iš 10-9 pasakys, kad taip, kad jeigu jau yra galimybė, tai reikia kelių dienų bėgyje tą pašarą pasiruošti tada, kada jisai yra geriausias. Šitoj vietoj tikrai matom, aišku, ir primilžius žiūri labai, nes, sakykime, šėrykas, karvė, tvartas, elektra, melžimas, tai yra viskas. Ir kai tu didini primilžį, tai tu didini tik savo pelną. Tai jeigu tu labai, kaip sakant, tik turi sužiūrėti, aišku, tos investicijos reikalingos, bet kokiu atveju tos investicijos reikalingos, bet jeigu tu gali padidinti primilžį, ten, nežinau, 10 ar 15 procentų, tai reiškia, tu prie pelno jau pridedi nebe 10-15, jau tie procentaliai visai kitaip atrodo ir kitaip, ta prasme, skaičiuojasi ta matematika, nes tikrai matosi, kad pieno sektorius yra neblogai atsigavęs, sakykime, bent jau pagal pirkimus taip atrodo, nes tikrai ir greblių, ir šienapių, ir vartų. Jie turi prikabinamų šienapių ir su kaušintuvais,
ir su transporteriais. Ir tokių komplektų priekinė galinė, priekinė prikabinama, priekinė pakabinama. Nu, tai vien priekinių virš 10 vienetų, man atrodo, pardavėm šiemet. Tai jau tikrai skaičiai, bet, sakau, nuėjo į profesionalią liniją, į didesnius sąstatus. Bet tas ateina iš vakarų. Mes buvom tų mažiausių modelių pardavėjai eilę metų ir gaminti sako, nu palaukit vis tiek ir vakarai ir pas jūs ateis. Ir ta tendencija paslaugų tiekėjų, tikiu, kad irgi atsiras. Yra jau pirmieji paslaugų tiekėjai, kurie pjauna, žolę griebia ir renka. Ir galbūt neapsimokės turėti tą brangų komplektą tik tai savo. Taip, nes pavyzdžiui, kaip sakė, kur tie Prancūzijai, man atrodo, tai sakė, ten 80% paslaugų yra perkama. Tai dabar paimk mažą ūkį, kuriam neapsimoka turėti didelio sąstato, bet jis turės geresnį pašarą pasisamdęs paslaugą. Tai ir jam per vieną dieną padaro ir toliau savo kitus dalykus tvarkos. Yra dabar jau, žiūriu, vis tiek, ir tie, kur sieja kukurūzus, tie pjauna ir jau girdžiu tokius, kad sutariau pasėję, tai sutariau, kad man ir nupjaus ir ten arba presuoja, arba į tranšėjas deda, čia priklausomai kaip kas susidėliojas, bet šitie dalykai panašu, kad jeigu neužsilenksim, tai ateis. Gaunas čia mentalitetas keičiasi žmonių, kad nereikia turėti visko savo. Taip, čia ko gero eina link to kooperacijos visokios, pasižiūriu, kooperatyvai visai pas mus neblogai veikia dabar, žiūriu, ir technikos jau paperka ir kažkaip susitarė su grafikais dėl tų sėjų, dėl dar kažko tai. Nes būdavo anksčiau net girdėdavosi tokie, tai kaip mes čia kooperuosimės, jeigu tą dieną ir man reikės. Nu, koks skirtumas, ar tu dieną anksčiau pasėsi, ar tu dieną vėliau. Nu, tai kažkas tai kažkur nusileidžia, gal aišku ta patirtis labiau biškį judam į tos pačius, kaip sakant, pas vokietį pasižiūrėti, kaip vokietis daro. Ir bendravimas tas, aišku, karta galbūt keičiasi truputį to jaunimo, vis tiek buvo išvažiavę padirbėti užsienius, biškį pažiūrėję, atsivežė to viso kaip ir. Ir bendravimas tarp ūkių visai kitoks. Anksčiau kiekvienas savo dirbo, ten su savam kaime pasikalba, o dabar interneto pagalba tai vis tik į patirtim dalinasi. Na taip, ir sakau, ir tas ir tos užsienio vis tiek, kur yra, sakykime, jau tokio lygio ūkė kaip pas mus, tai turbūt Vokietija jau prieš 30 metų buvo. Jau čia kaip paklausai tos, man netekę važiuoti ten dirbti, bet tie Vokietija, Danija. Ta karta, kur buvo Vokietija, Danija ir atsivežė iš ten į čia, tai kaip ten juokdavosi, sakė, kad atvažiavom čia į kaimą, kai pradėjom ūkininkauti, tai visi sakė, kosmonautai. Bet ir kai veja žmonės pradėjo žoliapjovėm pjauti, o nedalgiu irgi sakė, kad... Nu taip, bet šiandien dienai robotai pjauna ir normalu. Vienoje vietoje greičiau ateina tie visi dalykai, kitoje lėčiau. Tai aš manau, kad pieno ūkiai, jeigu čia nieks nepasikeis, ta prasme, jeigu tikslingai dirbs ir pieno kaina bus tokia, tai su pieno ūkiais turėtų viskas gerai būti. Aišku, kaip ir visur, aš taip įsivaizduoju, kad tvirčiausią pamatą tai turi mišrūs ūkiai, kurie turi ir grūdus, turi ir pieną, tai jie tada vienais metais ten geriau, kitais metais ten geriau, nes kaip ir taip didžiosios bendrovės visą laiką taip dirba. Čia gal toks amortizacinis dalykas yra. Tai kalbant apie mūsų statistiką, ko gero galim pasidžiaugti, kad šie metai su šienavimo technika tikrai mums yra rekordiniai ir norime padėkoti mūsų klientam už pasitikėjimą Samaš techniką ir matom, kad tas pasitikėjimas yra tik tai augantis. Tai man tai labai įdomu galutiniai metų rezultatai, nes pagal bendrus Europos duomenys gamyklų, tai praeitais metais, kas antra Lietuvoje parduota šienapjovė buvo Samašo.
sakykime, neoficialiais duomenimis. Neoficialiais duomenimis. Bet yra statistikos organizacija, kuri priima informaciją iš gamintojų. Tai nebent gamyklos nebent kažkas iš prekystalių pardavinėja. Jo, bet tikrai samą šienapių Lietuvos rinkoje yra labai daug. Na ir džiaugiamės tuo, kad žmonės kuo toliau, tuo labiau pasitikė ir šienapių samaš technika nenuvilia tų žmonių. Kas turėjo seną samašą, tai tikrai naują grįžta ir perka tokią pačią. Taip, naują perka. Taip, perka naują, bet jau ne dėl to, kad sulūžo. Šiemet turbūt pirmi metai, kai Forštrintinės nepardavė. Jo. Vokietukai atgyveno, turim šienapę, bet čia buvo, kažkas klausė, čia užklausa buvo, bet kažkaip tai nenupirko. O buvo iš praeitų metų, tai išvažiavo į Latviją, ten dar yra jų kažkiek. Nu jo, ten gal, kaip sakant. Tai va, o kas liečia grūdininkystės sektorių. Tai, aišku, šiemet gal truputį taip tos žemės dirbimo technikos ir į pieno ūkius nukeliavo, nes pieno ūkiai gan smarkiai modernizavosi. Tai kažkiek skutikų ir į pieno ūkius, nes matom pagal projektus, kad kartais važiuoja ir šienapjovė, ir skutikas, ir sėjamoji. Tai va, šią savaitę jie iškeliavo. Jo, tai ko gero taip, kad ne vien grūdininkystė, bet, eilė jau, kaip sakant, nebe pirmi metai, kai Raneris neapleidžia savo poziciją, kad ir mažiau, bet vis tiek Raneris pirmauja. Taip. Visgi savo vardą laiko. Bet turbūt ateis laikas, kai žmonės prisirinks tų nuraginių skutikų, jau kiek galima, jau mes pardavėm, apie 400 turbūt. Kiekvienas, kai turės jau. Taip. Iš diskinių skutikų matom, kad populiarėja BTH modelis lyginant su BTC, nes anksčiau, jeigu prikabinamas, tai ten 200 plus arklių ir BTC skutikas, 5-6 metrų, o dabar labai populiarus 4 ir 5 metrų BTH. Tai čia dėl šito, aš taip įsivaizduoju, kad šitoje situacijoje va tas ir yra, kad čia pradėjo įsilieję šitą žaidimą pienininkystės, gyvulininkystės ūkiai. Ir tiesiog gyvulininkystės ūkė rečiau būna traktorius 200 plus, o tokie būna tarp 150 ir 200, dėl to ir lengvesnio skutiko, plus truputį mažiau, ko gero, dirbamo žemės yra. Tai čia aišku tokia statistika, kaip sakant. O BTH tai išpopuliarėjo ženkliai atsinaujinus modelių, kai važiuokliai pradėjo keltis į viršų, o nebuvo galėta švytuoklinė. Na tai ir tie turbodiskai, tai aš čia galvoju, kad viskas čia po truputį. Bet su banguotais diskais tai truputį jaučiasi ta gal mados įtaka, bet ir jų darbo rezultatas puikus. Taip. Darbo rezultatas tikrai puikus yra, tai... Netgi ant mažųjų, ant 3 metrų būna užsako. Jo, tai dėjasi kažkas čia keitėsi iš klientų, tai sakė, kad labai patenkintas. Pas mus atsarginėse dalyse tai galite įsigyti ir savo seniem agromašų skutikam, tiek ant SKF arba OFAS stebulių 5 skylių ir 4 skylių, man atrodo, turim. Reikėtų pažiūrėti. Ir taip pat ir ant 6 skylių stebulių, kurios yra ant agromašų skutikų. Ir kitų gamintų, bet 6 skylių tada iš savo senos. 4 gal ne, bet tas 6 ir 5 tai tikrai. Tai galite pasidaryti seklaus skutimo agregatą. Tai jis nebūtinai sekliai gali su ir giliai skusti. Jis labai daug galios reikalauja, turbūt, giliai. Po gilin mišką tada daugiau mečia. Tai va, čia gali atsigręžti. Smulkių sėklų sėjamųjų gal šiek tiek mažiau jau eina, žmonės prisirinko. Vienas dalykas prisirinko, antras dalykas šiemet girdžiu, daug kas atsisako tarpinių sėjos. Kadangi drėgna neįvažiuoja, tai gal nėra tokios bangos sėjos. Nes visą laiką būdavo banga jau nuo Liepos vidurio, tik tai duok. Jo. Būdavo eilė. Ir turbūt labiausiai džiugina Aquilas, augantis populiarumas. Aquila Drive, tradicinė sėjamoji pneumatinė, ne striptilas, ne nautilas. Ir žmonės grįžta prie tradicijų. Ir plūgas vienas kitas. Ir plūgas, ne vienas kitas. Du, sakė. Ja.
kalbėjom apie lauko dienas kažkada, dar pavasarį, kad darysim daug ir gerų lauko dienų, bet šiemet jau orai taip sudiktavo, kad nebuvo kaip atskilinėjo viršinavimo, žemės dirbimo ir tiesiog... Planuot gali, bet žmonės planuoja, o žmonės juokiasi. Ir su žemės dirbimu, tai galvojam, nepašinavom, bet parodysim, kaip sultikai dirba. Bet šiemet tiesiog turim prioritetą įvykdyti visus savo užsakymus, tai irgi dirba pilnu pajėgumu. Ne tik mum, bet ir kitiem dyleriam, tai ką atsivežam, tą iš karto vežam klientam, nes daug yra sutarčių, kurias, aišku, ir pagal projektą lygimus reikia padarbus patiekti. Gaila, kad nepavyko padaryti tų lauko dienų, nes visą laiką būna ir žmonių susibūrimas, klientų susibūrimas pabendravimui, ne tik technikos parodymui, bet jau taip aplinkybės sudiktavo, kad šiemet praleidžiam visas demonstracijas ir laukiam kitų metų su palankiom sąlygom. Taip, versim nuo naujų metų naują lapą ir ten kaip tą naują sąsiuvinį paėmus, naują lapą atverti, sakai, va dabar tai gražiai, rašysiu gražiai. O tada atsitiks gyvenimas ir kaip bus, tai bus. Jo, žiūrėsim per agrošau, manau, kad ir gamintojai parodys naujų modelių. Samaš irgi ruošia naują frontalinę šienapjovės modelį, gal bus pasikeitimo ir su šoniniam, yra tas modelis, kur užsilenks dar daugiau. XT ten kažkaip vadinsis. Kur dar bus patogesnė transportavimui iš agromašo, tai manau irgi kažkokių naujienų atsiras, tai ko gero pasimatysim ir ką pasiesi parodoje, nes šiemet nebuvom. Prasileido. Taip. Ir ką? Turbūt šiam kartu viskas. Sekite mūsų kanalą, nes atsiras ir įdomi automobilio apžvalga. Pasibandėm tokį tautos automobilį, tad pamatysite kitame epizode. Skambinkit dėl padarimo užsakymų, dėl atsarginių dalių, nes mūsų atsarginių dalių skyrius irgi auga, gali pasiūlyti vis daugiau asortimento ir profesionaliai pakonsultuoti tą temą. Dar kartą priminsiu, kad kardanai yra auganti, kaip čia pasakius, pamiršau žodį. Augantis rytis. Augantis rytis. Bet panašu, kad mes ten kažkada juokėmės, kad visi kardanų poreikiai veda dabar į vieną vietą. Jo. Tikrai matom, kad Zbignevas išsijosęs dirba dėl atsarginių dalių, tai kviečiame kreiptis, nes poreikis tikrai yra, iš Bandiolį pavėsį gausite visas atsarginės dalis. Arba visą kardaną, jeigu reikia, taip pat ir servisą pas mus. Nes ir pepirą sauja, ir šakutės, ir vamzdžius, ir kryžmės. Tai daug kas čia, daug tikrai apsilankė dėl tų kardanų ir liko maloniai nustebinti kainom, kai sakė, kartais skiriasi ne procentais, o kartais kainos. Taip, beje, dėl to, kad... Bet čia, aišku, ne kiekvieną kartą, čia taip išpuola kartais, kad akcijinių kažkokiu pasigaunam. Ir Bandiolė gamina kitiem, didiesiam gamintojam prie padargų kardanus. Jie gali būti be Bandiolė lipduko, bet didelė tikimybė, kad tai bus arba Valteršaidis, arba Bandiolė pavėsi. Taip. Ačiū, kad žiūrėjot. Dienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki pasimatymo kitam podcast'e, tikimės, kad neužilgo. Rudenį. Po parodos, po agrošau parodos. Rudenį. Taip, pasimatysim rudenį. Netikslingiau, labai rudenį. Tai iki kito karto. Iki.